manome, kad laikas legalizuoti tai, kas yra maskuojama ir apsimetama, kad nėra. Tai vienas dalykas. Antras turinio prasme dalykas, tai yra gaminti naminukę gali tik kaimo turizmų sodybų savininkai, kurie yra ūkininkai ir augina reikalingas grūdinės kultūras tam produktui ir turi praeiti kokybės patikrą, kokybės sertifikatus gauti ir gali pagaminti nedaugiau kaip 1000 litrų per metus. Žinant, kad šiuo metu kaimo turizmo sodybų Lietuvoje yra apie 800, tačiau dalis kaimo turizmo sodybų nėra grūdinės kultūras auginantis verslininkai, sodybų savininkai. Grūdinės kultūras auginančių verslininkų, ūkininkų, kurie turi kaimo turizmo sodybas Lietuvoje yra tik apie 200. Tai tikrai ne kiekvienas puls gaminti naminukę. Tai čia nereikia kalbėti, kaip kartais kolegos kalba apie tai, kad čia nauji girtuokliavimo koridoriai atsidaro ir taip toliau.